Praeitose rungtynėse, kiek pačioje pradžioje buvo sukurta progų Breidoveniko ir jisai pakankamai gerai jomis pasinaudojo. Čia žiūrime, kaip gynyboje keičiasi žalgiriečiai. Johanesas Voitmanas, geros Giedraičio rankos, kiek nukreipusios kamuolį nuo tikslo. Bukeris iš vidutinio nuotolio. Likti su vieninteliu centro puolėju Laurynu Biručiu būtų tikrai pakankamai rizikinga. Andrėsas Opstas, užtvara statoma iš Devino Bukerio. Ir Metas Mičelas taip pat aikštėje pasirodo. Taip keičia Arną Butkevičių. Sirvydis iš toli, jo pirmasis metimas ir Laurynas Birutis pasirodo aikštėje, keičiamas Bryantas Dunstonas. Čia daug užtvarų be kamulio ir Dovydo Giedraičio išmuštas kamuolys. Ir čia Carsonas Edvardsas pats organizuojanti komandą, kartais rizikuojanti dėl tų perimtų kamuolių, bėgantį į greitą puolimą. Čia nepatogiai kamuolį sugavo Laurynas Birutis, bet... Agresyviai gynyba Laurynas Birutis tikrai turėtų... Čia yra jo žaidimas, būtent tose trumpo nusileidimo situacijose jis gali ir mesti, ir gali prasiveržti. Užkurti Sisko. Na, žinom, kol kas Francisko daugiau yra tų ketvirtų kėlinių žaidėjas, bet kartais... Pelnė tik vieną tašką, surinko -1 naudingumo balą. Na, taip reikia gal to pirmo metimo, gal vėl pajustų ir grįžtų į tą patį gerą ritmą. Čia Carsonas Edvardsas. Ir galių kultūra ir daugelį žaidėjų, apie ką ir kalbėjome. Čia... Atrodo ir Žalgirio fanų skanduotės girdisi. Taip. Turėtų būti jų labai daug čia Miunchene. Carsonas Edvardsas. Žinom, jeigu komanda galbūt laiminėtų, tu gali kažkiek tai duoti jam daugiau žaidybinio laiko, na dabar tų rizikų galbūt negali taikyti. Bando įtraukti į žaidimą 2-2 Lauryną Birutį, varžovo komanda. Čia Harčenkovas iki galo. Nepasižymėjo šias rungtynėse Laurynas Birutis. Trumpo nusileidimo situacija, bando savo rankomis erdvių sumažinti Biručiui Brankovičius. Ir čia Ulanovas. Carsonas Edvardsas, taip. Nuolat atakuojamas geriausias Žalgirio perimetro gynėjas. Dovydas Giedraitis. Bandė iškišti kamuolį Biručiui. Žalgirio puolimas kol kas labai sunkiai randa taškus. Edgaras O kur Miuncheno Bayern fainai? Atrodo pilna arena, jeigu neklystu susirinko. Gal futbolą žaidžia Bayerno klubas, taip ir gavosi. Čia Edvardsas toliau bando visi veikti Dovydą Giedraičio gynybą, bet matom, kad be tų tritaškių arčiau krepšio Dovydas puikiai apsigina. Dovydas Giedraitis laisvas, pagaliau. 24-14. Dar čia niekas nėra prarasta, reikia ir toliau kovoti. Popstas vėlgi daug keičiasi ir čia Franciskovas prieš Uliną Babą. Nežaidė prieš savo būsį komandos draugą. Giedraitis dabar bando atsakyti tritaškių ir stumia ir bando iki užsivedimo nustumti šį automobilį Andrėją Trinkierį. Na taip, Walkeris 8 minutės žaidė ir tai jau 4. įsigilimas Ir nėra taškų iš jo, bet yra iš Bryanto Dunstono. Na, bent susikūrė situaciją, aišku, 6. pramestas jo metimas, bet bent žalgiriečiai, bent sėkminga ataka. Žalgiriečių pusės čia. Voitmanas gauna kamuolį labai giliai, Deividas Sirvydis, na, net jeigu ir bandytų ten gintis pražangų, tiesiog neturėjo prieš Voitmaną. Na, čia vėlgi tu tą besiekiančio gynyboje viską turi kažką tai ir... Walkeris perduoda kamuolį Sirvydžiui ir Lonnie Walkeris įsirašo pirmąjį naudingumo balą, renkama į pliusą. Taip, atlikdamas rezultatyvų perdavimą ir čia Deividas Sirvydis. Vietą su keliom komandom dalyjasi Bayernas, bet Eurolygos lyderiui Žalgiriui šiandien labai sunku Bavarijos žemėse. Čia Edgaras Ulanovas žaidė su Deivido Sirvydžiu ir Deivido Sirvydžio perdavimo klaida ir... Syvus tai nuo to tik geriau varžovams. Taip, be abejo, ir matėm, kad dar viena klaida. Labai daug perdavimo klaidų žalgiriečių šios dienos rungtynėse. Vėl ten galėjo tikrai kyštelėti ranką Metas Mičelas, dabar reikia gintis. Carsonas Edvardsas, perimtas kamuolys. Čia Metas Mičelas, paskutinė Žalgirio ataka pirmoje rungtynių pusėje. Atrodo žais Metas Mičelas, Edgaras Ulanovas 4, Laurynas Birutis centro puolėjo ir Francisko, kaip dažnai pradeda 3. kėlinuką kartu su Dovydo Giedraičiu. Čia trumpo nusileidimo situacija iš Lauryčio. Čia Bukeris išmuša kamuolį iš Biručio rankų. Žalgiris turi pražangų, Voitmanas nepraranda kamuolio, Andrėsas Opstas jį pirmasis pagauna, gerai, kad prameta, bet vėl Bukeris kaip darbuojasi. Kiekvieno laukti nebebuvo ko. Bryantas Dunstonas pasirodo aikštėje, jis pakeitė Lauryną Birutį. Silvanas Francisko, buvęs jo komandos draugas Devinas Bukeris jį prižiūrėjo. Metas Mičelas atsipalaiduoja nuo varžovo ir atrodo, kad tokių epizodų šiandien ir daugiau galėjo būti. Taip, Mičelas tikrai viena iš jo stiprybių yra prasiveržimas į kairę pusę, įmasi kontaktą ir metimas iš vidutinio nuotolio. O čia kaip kažkaip talentas turi pasirodyti. Čia Francisko. 4 sekundės atakai prieš Voitmaną. Į diskoteką nori pakviesti Johannesą Voitmaną. Galbūt prieš atliekant šuolį teisėjas įžvelgia pražangą, čia Edvardsas.
Ir vėl kamuolys pamušamas, vėl buvo situacija vienam metimui, yra situacija kitam. Žalgiris nesusirenka kamuolių, ta pati problema ir toliau yra apėmusi Kauno Žalgirį. Andrejasas Opstas visiškai laisvas, na, negali. Žalgiris dar vieną kartą gali prasižengti, Šabazas Neiperas, likęs ant vienos kojos sukiojasi ir nepataiko jis. Žalgiris greitajame puolime. Butkevičius iki galo, 2 taškai ir pražanga. 7 iš 11. Taip, tiek iš tritaško, tiek ir, kaip ir minėjau, 4 iš 21. Taikė Lukas Lekavičius. Gal jisai pagaliau! Galbūt tą istoriją ir atsimena Trinkieri ir išleido Luką Lekavičių. Ir tai labai geras ženklas. Čia Oskaras da Silva. Lekavičius jau pataikė šiame ketvirtyje iš toli vieną kartą, galbūt pavyks ir antrą. Nugarą į krepšį. Prieš da Silva, nugarą į krepšį. Griežtai puolime, aišku, reikia, kad skirtumas mažėtų, reikia ir gynyboje apsiginti, bet puolime jau kažką tai matom šiokius tokius bliksnius. Čia įkirtimas be kamulio, Harčenkovo. Lekavičius. Užtvara jam, Devinas Bukeris vėl lieka prieš Luką Lekavičių. Išbandymas Bukerio čiurnoms. Sirvydis. Opa. Čia galima kaip Bayernui sužaisti Žalgiriui. Dar vienas tritaškis. Pirmasis karjeros taškas iš Luko Lekavičiaus. Jis taip, Eurolygos istorijoje. Palaukime šito metimo, tada galės baigti savo Gleivizgas. Taip, jis yra vienas iš rezultatyviausių lietuvių Tai čia buvo daugiau pražanga. Na, nežinau. Na taip, tas nesportinių pražangų dalinimas. Tikrai, tikrai. Ir čia buvo Linas Kleiza irgi viena podcastinė. Taip, Mantas Juzėnas 13 savo karjeros sekundinė Eurolygoje užsidirbo nesportinę pražangą. Ir Bukerio dvikova. Lekavičius iš toli. Nepataiko Lukas, kova dėl kamulio, Dunstonas ją laimi ir 2 taškai! Wow! Dar vieną tokį metimą Dunstoną. Atsigavus Brazdeikiui ir grįžus Mailagičiui, na, daug kas tikrai šneka, kad Lukas Lekavičius galimai gali. Kalbėjome apie tai, kad stringa į šiame sezone, bet atstrigo prieš Kauno Žalgirį. Butkevičius. Jis nepataiko iš toli ir su kamuoliu bus Kauno Žalgiris. Giedraitis visiškai laisvas. 3 taškai. Pusės Panevėžė, kur beje Lietkabelis iškovojo pergalę. Irgi toks iš marmuro nulieta žaidėjas, tiesiog neįtikėtinos fizinės galios. Pasiekęs veterano amžių. Šis babas su kamoliu. Tai būtų smagu apsiginti po tokios geros bangos puolime. Ten Mičelas labai gerai dirba su Bukeriu. Taip. Dabar Bukeris prieš Mičelą visgi savo prasmis ir stipresnis yra Bukeris. Taip, aišku, ten galėjo galbūt ir vieną pražangą Irgi daryti. buvo variantas. Francisko. 3 taškai. Statistikos protokole tai nebus kol kas perimtas kamuolys. Karsinas Edvardsas meta per rankas ir pataiko iš vidurio aikštės. Wow. Žiūrėjau, irgi buvo epizodas, kai Nenadas Čianakas paprašė peržiūros, arbitras sakė, ne, tikrai. 7% taiklumo meta šį sezoną ir prameta pirmą baudą ir prameta antrą. Čia už tą tritaškį iš aikštės. Francisko. Atgal Butkevičiui, Butkevičius nemeta iš toli, neįtin patogiai pagavo kamuolį. Ulanovas. 2 taškai su bauda. Sprendimą. Francisko. Jis arčiau krepšio, metas Mičelas ir gauna bloką. 7 varžovo pražangas. Jo, ir tu tą daryti, ką ir kažkiek bandė žalgiriečiai daryti, bet jo, čia yra vėlgi, arba tu, kaip sakant, tu sugyveni su tom rizikom arba ne, arba rizikuoji, kad žaistumės prieš vieną. 8 net pražangas išprovokavo Bukeris, atsinaujinus statistikai. Francisko iš toli. 3 taškai! Ketvirtas. Štai nieko nemačiau. Bet tylėkim, Tomai. Taip. Po pertraukėlės meta baudas, apie procentus mes nieko nekalbam. Metas Mičelas štai čia. Ir Dunsto. Ne, pražanga Oskarui da Silvai. Galbūt atvirų delnų jisai bandė. Taip, gal delnų. Eurolygos mafija, teisėjai. Bryantas Dunstonas padarė. Na, pažiūrėsim, ar iš tos pusės suveiks. Tarpusavio komandų pergalių serijas. Nors šiose rungtynėse jie ir toliau gali užfiksuoti geriausią gynybinį visas savo pastangas. Ir sakė taip, žaisim mažesnę rotaciją, bet kokiu atveju. Dantimis grįžo arčiau pergalės ir reikia to nepaleisti. Karsinas Edvardsas arčiau krepšio. Kokį metimą kaip Maikas Džeimsas, Zabravičius prieš Bukerį, taip dabar Francisko. Giedraitis iš toli, spėja išmesti kamuolį, Dovis nepataiko čia. Geras Dunstono pamušimas.
Ir kasgi bus su kamuoliu, atrodo, kad tai yra Bayernas. Taip, auksiniai epizodai. Taip pat pataikytas metimas prieš tai. Taip. Čia Edgaras Ulanovas buvo šalia visai perimto kamuolio. Dvigubas varimas, taip. Dvigubas varimas. Idėjas. Jo geriausios sezono rungtynės. Čia iš rankų rankas. Francisco. Arčiau krepšio, labai sudėtingas metimas. Dansonas pabandė pamušti kamuolį į krepšį. Čia siunčiamas kamuolys į priekį Edvardsui ir yra taškai yra. Taškai yra ir taip, situacija jau -6. Varžovai metė tik 26 metimus iš toli ir pataikė 8. Atrodo atvirkščiai, Bayernas daugiau išmeta tritaškius. Francisco. 3 taškai. 3 taškai, 71-70. Tie kartais kalbėjimai ir padeda. Strigęs trečiajame ketvirtyje, ketvirtajame išniro kaip labai stambi žuvis savo komandai, ne pirmą kartą sezone. Francisco, vėl reikia užtvaros ir taiklaus metimo. Prieš Bukerį meta iš toli. Dar vienas tritaškis. Neįtikėtina. Dabar jau stop. Ir Vileris Babas. Dankešin. Prieš ką žaidžia? Taip. Daug šansų, kad baudos. Galbūt išprovokuoti tas 3 pražangas. Taip, daug užtvarų turi būti. Čia iškart yra pražanga ir tada Žalgiris galvoti apie super staigų metimą. Dabar bet kokią atveju reikia. Taip daro Francisco, prameta baudos metimą, Birutis. Menekas iš toli. Menekas atakavo iš toli. Atrodė net laiku, spėjo išmesti kamuolį Brady Menekas. Va čia tai būtų buvusi rungtynių pabaiga, kokios dar šiame sezone nematėme. Na tikrai.